Sveiki visi, taigi šiandieną supply demandas, mano akimis tai yra viena stipriausių teorijų, kurias turėtų žinoti traderis ir su kuria tikrai galima stipriai uždirbti iš Forexo. Svarbiausia matyti, kur yra pasiūla, kur yra paklausa, omeny taip pat lygiai turėti, kad galimas liquidity grebas, tačiau šitos zonos, tiek supply'us, tiek demandas, jos labai stipriai gali padėti tau, jeigu suvoki, kaip juda rinka. Ir ar rinka turi respektinti šitą supply arba demandą, ar jie neturi. Tai va, jungiamės, pasižiūrėsim. Supply'us arba demandas iš tikrųjų turi būti piešiamas mažiausiai nuo valandinio iki dieninio čarto. Mano akimis. Nes tenais tu gali pamatyti, nuo kur pradeda institucijos supirkinėti arba pardavinėti pozicijas. Matydamas tai, tu gali įeiti į tam tikras pozicijas. Todėl formulė labai paprasta, tai reiškia nuo 1 dienos iki 1 valandos mes piešiamės supply'us. Tada, turėdami savo supply arba demandą, įeidinėsime mes nuo pusės valandos grafikų iki 5 minučių. Pagal teorijas, kurias mes žinome, reikia suvokti, jog mažesniuose time frame'uose supply'us arba demandas jisai nėra toksai stiprus. Jisai yra stipresnis tada, kai tu dirbi ties didesniais time frame'ais. Čia būtų galima bandyti lyginti supply demandą kaip support ir resistance lygiais, bet iš tikrųjų supportas ir resistance lygiai jie turi konkrečius taškus, kad tai paimkime. Turi konkretų tašką, nuo kurio atsimušinėja. Arba į viršų, arba į apačią, tai yra supportas ir resistance lygiai. Supply'us arba demandas tai yra zonos. Tai dabar daleiskime šitaip, turime vieną zoną, turime kitą zoną. Supportas būtų taip, jeigu kaina čia ir jinai būtent nuo šitos kainos atsimušinėja. Pakilo, kažkiek nusileido, vėl pakilo. Čia supportas. Demanda šitoj vietoj būtų taip, jog mes turime kažkokį demandą, nuo čia kaina kyla, kaina pradeda leistis ir būtent šitoje zonoje kaina pradės atsimušinėti. Tai yra, pavyzdžiui, nuo čia pilnai negrįž. Negrįž iki mūsų supportų. Grįž iki zonos, grįž iki to mūsų kvadrato, kur yra demandas. Ir nuo jo pradės kilti viršų. Todėl labai svarbu suvokti, jog didesnis time frame'as duoda paprastesnį matymą, kur gali būti tiek demandas, tiek supply'us. Dabar einam su pavyzdu, GBP USD. Ir paprasčiausiai, ką mes galime matyti? Mes galime matyti, jog šitoje vietoje labai gražiai kaina atsimušė. Valandinis grafikas, žiūrėkit, kaina pasiekė savo viršūnę ir nuo jos kas įvyko? Staigus pušinimas apačion. Netgi marketo struktūrinis pasikeitimas, kas būtų change of characters. Šitoje vietoje. Ką tai duoda? Ką tai nurodo? Tai nurodo, jog kažkur šitoje vietoje mes turime ką? Mes turime supply. Supply'us ką duoda? Jog būtent marketas pasiekė šias ribas, pradės važiuoti stipriai į apačią. Dabar žiūrėkit, kas buvo. Turime supply'ų, čia būtinai supply'us paimtas nuo vikų. Reiškias, jeigu zona pasieks šitą lygį, tai yra čia, kaip matote, buvo grįžimas, galimas variantas, jog būtent nuo šitos zonos kaina eis apačion. Čia nėra, kad būtų resistance lygis. Galima laukti iki pat viršaus, kas šitoj vietoj būtų pas mus resistance lygis, ir nuo čia įeidinėti pozicijas, tačiau mano akimis tai nėra logiška, yra logiška ir kur kas paprasčiau ir optimaliau dirbti su supply ir demandu. Ir jeigu aklai įeidinėjant, pasiekus mums supply'ų,
mes įeiname su limit orderiu, SL-as aukščiau, neigu mūsų resistance lygis, neigu šitoj vietoj būtų liquidity grebas, reiškia virš vikų, ir mes paduodame į apačią. Kas būtų iki vikų, kur galimas demandas minimalistinis, arba žemiau vikų, kas mums duotų, jog papildomas confirmationas, jog kaina šitoj vietoj pakeitė charakterį, reiškia, mes kilome, būtent šitoje vietoje buvo kilimo tendencijos, nuo čia breikinimas ir kaina pradės ką daryti, važiuoti į apačią. Todėl labai svarbu suvokti šitos dalykus ir visą tai žinant, kaina labai elementariai nueitų. Čia turėtų paimti teoriškai ir praktiškai, tai reiškia, vienas geras treidas, vienas prie 4,4 mums sueitų. Esmė tame, supply'us su demandu yra kur kas geresnė strategija ir kur kas stipresnė teorija. Nes dabar daleiskime faktas paprastas, šitoj vietoj mes laukiame ko? Mes lauktume resistance lygio, ne? Reiškia, kaina turi grįžti iki čia ir nuo čia mes pradėtume shortinti. Nu, čia nėra shorto. Nu, tikrai nėra shorto, nes kaina nedaėjo ir kaina pradėjo anksčiau laiko važiuoti į apačią. Ir kaip matote, nuvažiavo iki pat apačios, paimdamas šitą liquidity lygį, kur būtų mūsų tik profitas. Čia galbūt logiškiau būtų iki demando pasidaryti tik profitą ir pasimti. Turime čia demandą. Dabar kasgi čia įvyko? Stiprus pušinimas į viršų, stiprus pušinimas apačion, vėl nuo čia. Reiškia, optimaliai kažkurioje šitoje vietoje, ką mes turime, mes vėlgi turime supply. Kaina nuvažiavo į apačią, pradėjo kilti viršų ir nuo čia vėl važiavimas į apačią. Turime pasikeitimą, turime bosą šitoje vietoje. Kaina ką padarė, vėl šitoje vietoje nuvažiavo į viršų. Bet iki mūsų supply'us negrįžta. Čia vėl važiavimas į apačią. Ir tada kasgi vyko? Buvo pasiektas mūsų naujas supply'us ir kaina labai staigiai pradėjo važiuoti į apačią. 7 ryto, tai reiškia 9 Lietuvos laikų, pradėjo važiuoti į apačią ir pradėjo važiuoti stipriai. Supply'us ir demandas gali kisti. Teoriškai buvo galima galbūt laukti tik tai šito viršutinio mūsų pirmojo demando, kad kaina iki čia grįžtų. Tačiau kaina ganėtinai taip nevaikšto, daugiau yra manipulacijų ir jeigu tu tas manipulacijas suvoksi, kaip pavyzdžiui šitoje vietoje, ne, kas įvyko, įsivaizduokit taip, kad institucijoms reikia nusimti pinigų, ne? Nusėmė pinigus. Dabar žiūrėkit, šitoje vietoje mes turime gražų resistance lygį, ne? Reiškia, tiek šitoj vietoj lygiai taip pat tokia pačia kaina, nuo čia kaina pradėjo pušinti į apačią. Reiškia, tiek šitoje vietoje, tiek šitoje vietoje, ko yra? Yra daug sellerių. Kaina nuo šitos vietos reaguoja. Ką marketas daro? Grįžta iki supply'aus, nusimdamas šitą resistance lygį, išmušdamas visus sellerius, gaudamas kuro, kas yra liquidity grebas, ir važiavimas staigus į apačią. Va čia yra visas grožis su supply ir demandu. Jeigu tu šitą teoriją suvoki, aišku, tam reikia laiko, reikia teorijos stiprios, tada tu pasieksi. Bet esmė tame yra laukti, išsianalizuoti ir žiūrėti supply'us demandus. Mano toks yra patarimas, suvokit šitą teoriją ir jums daugiau galbūt netgi apsikrauti nebereikės. Nes supply'us demandas, liquidity lygiai ir imbalansai yra pati stipriausia teorija, kurią gali suvokti iš tikrųjų kiekvienas, tik tai tam reikia praktikos. Jeigu bus praktika, jeigu bandysitės, laikysitės edžo savo, tai yra strategijos, ir žiūrėsite, kada įeit, kada išeiti, būsite plius. Jeigu to nėra, jeigu sunkiau su edžu, jeigu sunkiau su emocijom, bet kuriuo atveju yra pas mane meistro kursai, aprašymuose galit pasiskaityti. Tačiau, kaip ir sakau, teoriją išmokti nėra sudėtinga. Pats sudėtingiausias dalykas tai yra
sulaukti palaikymo šitoj srity, nes jinai tikrai sudėtinga. Ir kontroliuoti emocijas. Turėk šitos dalykus, turėk strategiją, tu iš Forekso rinkos uždirbsi. Jeigu ne, tada vargsi, gamblinsi, praloši ir bus labai labai sudėtinga. Marketas neduoda daug galimybių įeiti į rinką, šitą turit suvokti. Todėl chebryte mokomės, dirbam ir judame link bendro tikslo. Uždirbti $. Bye bye.